kursiokais kažkaip susėdom pakalbėti studijoje apie panašius projektus užsienyje, kaip yra duodamos patalpos menininkam, kaip jie tenai ką veikia, reaguoja su likusia visuomenė ir kalbėjom apie tai ir kažkaip visai rimtai nutarėm pabandyti rašyti laišką į valdžią ir parašėm labai daug jų ir viskas prasidėjo. Buvo įdomu žiūrėti, kaip žmonės supranta visą šitą reikalą ir kiek patys iniciatoriai, ta prasme ne iniciatoriai, o tie įgyvendintojai iš valdžios, kaip jie tai supranta ir ką jie čia mato. Tai manau, kad per trumpas laikas čia per metus su pusę ar du čia kažką spręsti. Tai labai daug buvo visokių keitimusi, nebuvo pastovios tokios srovės, man atrodo, kažkokios. Bet jinai dabar formuojasi ir, man atrodo, susiformuos kada nors ir bus ateityje gražių projektų panašių. Iš tikrųjų, vieta tikrai gera, bet galbūt tai buvo truputį per daug protesta, bet kaip pirmas blynas, tai gal jisai truputį gavosi toks prisvilęs. Į ateitį žiūriu pozityviai, galbūt truputį, nes menas reikalauja labai didelio atsidavimo savo ir menui tuo pačiu. Tapytojai yra tokie labiau atsiriboję, intravertiški žmonės ir aš tapiau ir prieš gaunant čia studiją, tapiau ir šioj studijoj, bet man iš tikrųjų sudomino ir patiko viena sąlyga, nes kai įsikėliau į šią studiją, sakė, kad yra, nebūtinai sąlyga, bet būtų malonu, jeigu rezidentai, kurie čia dirba, padarytų ką nors, jie parodytų po to žmonėms, su kuo jie dirba. Ir man labai patiko, kadangi, kaip sakiau, tapytojai yra tokie atsiskyrę žmonės ir dažnai juos labai sunku pamatyti jaunus, ką jie daro vienoje vietoje. Tai pradėjus čia dirbti, mes netgi padarėm parodą merginų tapytojų, kuri buvo visai įdomi. Ir čia esant mes matėm, kaip ta veikla vystosi ir kaip visi žmonės, kurie čia darbuojasi, prisideda savo renginiais, savo kūrybą. Tai viskas, man atrodo, čia buvo kūriama esant tiems žmonėms. Manau, kad Fluxus ministerijoje per visą šitą veiklą buvo daugiau teigiamo negu neigiamo. Asmeniškai man Fluxus ministerija tikrai davė daug, o kad buvo kažkokių ten nepasitenkinusių žmonių, tai jų visada būna. Atsidūręs Fluxus ministerijoje, nepilnai įsivaizdavau, kas tai yra. Labai norėjau, kad tai būtų menininkų rezidentūros. Visiškai pilnai mano kaip menininko tam tikrus siekius tai atspindėjo ir pateisino. Tačiau mano dar vidinis siekis buvo tai, kad čia turbūt labiausiai tam mano siekiui imponavo Jonas Mekas. Tai paaiškindamas, ką reiškia pats Fluxus judėjimas ir nuo ko jis prasidėjo. O prasidėjo nuo to, kad menininkų šutvė nusprendė pasimti savo pastatą, išsinuomoti ir tenais turėti savo dirbtuves, kuriuose galėtų dirbti ir kažką tai kurti. Ir tuos darbus bendrus, kooperatyvų principų, galbūt kažkurie individualiai, prisidėti bendrai visuomenėje. Visi tie žmonės, kurie dirbo čia, jie mano gavo labai daug inspiracijos, labai daug galimybių. Galimybių tuo, kad per pusantrų metų suspėjo padaryti daug darbo ir daug kokybiško darbo. Ir būtent tai, kad Fluxus ministerija užsidarant, dabar šitie žmonės gali kooperuotis tarpusavėje ir pradėti savo dalyką. Jie pamatė, kokie yra pliusai, kokie yra minusai ir tai bus produktas jau naujas atsiras, manau, savaime, kuris bus kokybiškas ir bus su daug minimaliai, su daug mažiau minusų.